Sakoma, kad buvome paskutinė Europos pagonis, priėmė krikščionybę ir nustoja deginti savo mirusiosius. Dabargi esame paskutinė Europoje statantis krematoriumą. Taigi kalbėsime apie ganėtinai naują madą ir pelenais virstančius kūnus, kokiu vis dažniau pageidaujama susidūrus su mirtimi Lietuvoje. Tačiau kol kas tokių paslaugų žmonėms tekdavo ieškotis už sienų, o krematoriumų tema apkibo baisingomis nuogirdomis apie neva sumaišomus pelenus, išniekinamus palaikus ir pasityčiojimą iš gedinčių artimųjų. Pažiūrėkime, kaipgi bus Lietuvoje. Puošnus miestai prie miesto, džiuginantis mus pačius ir stebinantis mūsų kaimynus. Tokios yra mūsų kapinės. Lietuviai gerbia mirusiosius, skrupulingai lanko jų kapus prižiūri, dėja tauta sensta, Lietuva išsivaikšto ir šio grožio greitai nebus kam prižiūrėti. Vienintelė išeitis, kaip sako pirmojo Lietuvoje krematoriumo statytojai, pasielgti kaip tikriems europiečiams ir mirusio palaikus kremuoti. Iš šio pasaulio juos išlydėti etiškai ir ekologiškai, paliekant vien urną su pelenais ir švarią aplinką. Paprastai kremuotus kapsulę, reiškia su pelenais, galima laidoti tuose pačiuose kapuose, kurie jau yra. Tai žmonės, kurie turi artimųjų kapus, gali laidoti netgi ir ten, kur kapinės jau yra nebeveikiančios, todėl kad nereikia papildomai sąlygų kažkokių ypatingų tam, kad galima būtų pakasti tą kapsulę. Kitas dalykas yra jau planuojama ir statomas, yra kolumbariumai statomi Lietuvoje, jau Klaipėdoje jau paskelbta, kad jau yra, kaip sakyt, pastatytas pirmas kolumbariumas, kuriame bus galima vėl laikyti kapsulės. Tai, kad ta problema sprendžiama ir ta pagarba, sakykime, išreikšta ar tokiu būdu ar kitokiu, jinai tikrai bus kur. Kadaise buvome paskutinė europiečiai atsisakę palaikų deginimo. Dabar esame paskutinė Europoje neturintis krematoriumo. Dėl to artimieji įveikia begalę biurokratinių kliūčių, mirusiosius turi gabenti į kaimyninę šalis – Latviją ir Lenkiją. O kol krematoriumas neveikia, padėtis pasak Labanausko šokiruojanti. Sunkus ligoniai, ypač sergantieji nepagydomomis ligomis, skambina ir prašo kuo greičiau baigti krematoriumo statybas. Kadangi informacija išeina apie tai, kad vyksta statybos, vyksta darbai, daromi kažkokie etapai jau, ta prasme, ir žmonės jau skambina, klausia, tai kada jau bus? Nes man jau liko nedaug laiko, aš sergu ten, kokia tai liga ir ar aš spėsiu ar nespėsiu. Nu tai ką belieka, tik tai nuraminti ir sakyti, kad jūs neskubėkit, nes aš paskui jausiu moralinę atsakomybę dėl to, kad jūs, kaip sakyti, išėjote anksčiau ir mes jau turėjome galimybę jūs sukremuoti. Todėl mes stengiamės neskubėti labai. Vis mažiau žmonių po mirties nori būti laidojami į žemę, vis daugiau kremuoti. Spėjimai, kad daugiausiai yra jų išsilavinę didžiųjų miestų gyventojai, žmonės, taip sakant, prie meno, po atliktos apklausos nepasitvirtino. Jokių taisyklių ir jokių tendencijų, pasak Vytenio Labanausko, nėra, o sprendimo po mirties būti kremuotam dažnai lemia emocijos. Tas prietaisas, kuris gesina... Iš tikrųjų, dalis yra tokių, kurie labai, kaip sakyti, nejaukiai jaučiasi, matydami tą procesą, kada garstas guldomas į žemę šaltą. Dar nedaug dievė ten toj duobėje yra vanduo, arba, sakysim, oras Lietuvoje būna toks, kada didžioji dalis būna arba lietus, arba, sakysim, ne visai šilta ir saulėta. Tai tas vaizdas iš tikrųjų, arba tie kieti sušalusios žemės grumstai, kurie trenkėsi į tą karstą, sukelia tam tikras emocijas iš tikrųjų. Todėl daugelis tų žmonių, kurie priima šitą labai jautriai, jie iš tikrųjų nori būti kremuoti ir kad viskas būtų kur kas kitaip. Kita dalis žmonių yra, kaip sakyt, mąstantis apie tai, o kaip ten bus, kada mane jau pakas, kas bus su manimi. Tai vėlgi, įvertinant visą fantaziją žmonių ir kasgi ten vyksta tuo metu, tai iš tikrųjų kai kurios paskatina vis tik tai geriau kremuotis ir tame pečiuje susideginti. O kitas klausimas yra, aš manau, yra ir praktinis, ir ekonominis dar klausimas, todėl kad dalis žmonių, kurie kreipiasi dabar į mus, iš tikrųjų klausia, kaip būtų ir kur galima tos pelenus paskui padėti, nes tiesiog artimųjų arba jų nebėra, arba jie išvažiavę kažkur tai, arba tie artimieji yra pakankamai toli ir žmonėms tiesiog natūraliai rūpi klausimas, tai gerai, mane palaidos, o kas prižiūrės kapus?
Tai todėl žmonės nori būti geriau kremuoti ir patalpinta tą urną į kažkokį tai kolumbariumą, kuris yra visada prižiūrimas, yra tvarkingas, arba pakastas tam pačiam kape su savo artimaisiais kitais, kad būtų vienoje vietoje visa giminė, visi artimieji, kad būtų patogiau ir prižiūrėti ir pagaliau lankyti. Kapai, kad ir kokie gražus būtų, pasak Vytenio Labanausko, ekologijos požiūriu nėra švari vieta. Viską, ką gyvas žmogus vartojo, ką sukaupė valgydamas, rūkydamas, gerdamas alkoholį, svaigindamasis narkotikais, viską su jo kūnu ir užkasame. Taigi pamažu kapai virsta ekologinėmis bombomis, kurių pavojingumo kol kas dar niekas netiria. Gydytojas tiki, kad laidojimo ir kapinių kulto atsikračiusiems lietuviams kremavimas greitai galėtų tapti įprasta tradicija, kaip ir daugeliui europiečių. Įvairiuose šalyse yra skirtingai. Vienuose šalyse yra taip, kad reiškia kūnai yra laikomi iš karto šaldymo patalpose ir tada tik tai prieš kremavimą atvažiuoja artimieji atsisveikinti. Kitur yra daugiau dėmesio skiriama atsisveikinimui. Tačiau pats kremavimas visur yra priimamas kaip tradicinis būdas, priešingai negu pas mus, nes pas mus dar jo nėra. Tai kalbant su kitose šalyse su žmonėmis arba su tais pačiais teikiančias paslaugas, tai kai da klausi, kas yra tradicinis ir kaip yra, ne, tai sako, jeigu pas mus kremuojama, sako, 60 ar 80% visų mirusiųjų, tai sako, tradicinis pas mus yra kremavimas. Labai tokia gera patirtis arba, sakykime, gerą įspūdį paliko Anglijoje, kada mes buvom kapinėse, kuris yra parkas. Tai yra iš vis naujas požiūris į tai, kas yra laidojimo procesas ir yra tiesiog visi artimieji, kurie yra kremuoti. Tie reiškia, mirusieji yra laidojami tuos pelenus, kasant į žemę, sodinant kažkokį medį arba darant kažkokį tai kitą žalumynų aplinką, reiškia kolumbariumus, kurie puoselėjami. Tai vaikščiant po tokias kapinės, tu net nežinai, kad tai yra kapinės, tik tai tiek, kad prie kiekvieno medžio yra kažkokia lentelė, kurioje parašyta vardas to žmogaus, kuris ten po to medžiu yra palaidotas. Paklaustas, kaip Kėdainių žmonės sutiko žinią, kad šalia jau rūkstančių kaminų priemiestyje iškils ir krematoriumo kaminas, kitas jo statytojas aplinkosaugininkas Vidas Andrikis juokauja, kad palyginti su rūkstančiais tai bus jau ne kaminas, o tik kaminukas ir pro jį išeinantis oras pasitelkus modernę technologiją bus idealiai išvalytas. Taigi kėdainiškiai padidėjusios taršos tikrai nepajus, o kremavimo procesas bus ekologiškas ir estetiškas. Laidojimo firmos atveža karstą su palyda, tada, žodžiu, karstas privežamas prie mūsų krematoriumo, jis palydimas į salę, tai yra atsisveikinimo salė, kur gali žmonės paskutinį kartą atsisveikinti su velioniu. Tai gali užtrukti nuo 15 minučių iki valandos. Po to karstas bus išnešamas, vežamas toliau prie kremavimo linijos, kur uždedamas ant padavimo mechanizmo ir padavimo mechanizmo pagalba jis yra, žodžiu, įvežamas į patį krematoriumo įrenginį, kuriame vyksta pats kremavimo procesas. Kaip jisai vyksta, jis kaip dujų pagalba, žodžiu, viskas deginama ir pirmiausiai deginama pirmoje kameroje, tai yra, kur karstas su kūnu sudeginamas, o paskui dar pelenai krenta į antrą kamerą, kur vyksta mineralizacijos procesas, kur užtikrinama pilnas sudeginimas visų dalelių. Taip pat dar yra ir trečia kamera, kurioje padeginamas oras, kad, žodžiu, neliktų kenksmingų, kur sudeginama visus kenksmingus medžiagus. Kasgi iš to žmogaus ir to karsto lieka? Kiek man teko matyti, tai yra, aišku, pelenai pagrindinė sudaro dalį. Aišku, žmonės serga įvairiomis ligomis ir turi įvairius protezus, kurie, tai yra metalai, kurie, nors tai yra aukšta temperatūra, kremacijos procesas vyksta nuo 950 iki 1100
Celsijaus temperatūrai, bet metalas jis nesuyra, nesudega ir jisai, aišku, natūralu, kad iškrenta kartu su pelenais. Tada jisai atskiriamas metalas nuo pelenų ir pelenai jau sudedamas į urną, tiksliau į kapsulę pirmiausiai papuola, tai yra išėmus šitos metalus. Kiek žinoma užsienyje, tai tuos metalus praktiškai atiduodama į metalo laužą ir tuos gautus pinigus atiduodama vaikų namam ar dar kažkam tai. Žodžiu, kažkam tai ar labdarai panaudojama ar visą kitą. Jūsų ta krosnis turės kažkokią tai mistinės akutę, pro kurią bus galima žiūrėti. Kaip Jūs manot, ar atsiras daug drąsuolių, galinčių žiūrėti į degantį savo artimą, į apskritai, kaip žmogus dega? Aš nežinau, kiek žmonės turės noro tai pasižiūrėti, bet mes suteiksim tokią galimybę. Jeigu atsiras norinčių ir žmonių, kurie ar nepatiklus, ar jeigu norės, visada mes suteiksim tokią galimybę. Ar tiesa, kad kai kurie žmonės, sergantys tam tikrom ligom, sako, netgi nedega arba dega sunkiau, ar vis dėlto jūsų krematoriume sudegs visi? Tai čia tik tai tokius, aišku, kalbus yra, bet pas mus, kiek teko stebėti ir Vokietijų, tai yra visi vienodai, tik tai, aišku, sergantys tam tikrom vėžiniam ligom arba kurie žmonės daugiau naudoja alkoholį, jie, aišku, dega ilgiau. Dėl tam tikrų ten pakitimų ląstelėse ir organizme. Netrukus laidoje. Už ką buvo teistas originalusis Lietuvos rekordininkas? Žmonės pavogė milijonus, tai ką čia, toksai gyvenimas. Vidas Andrikis neabejoja, kad pradėjus kremavimą Lietuvoje formuosis ir naujos laidojimo tradicijos. Sako nebijantis, kad į krematoriumą mirusieji iš pradžių, kaip Lietuvoje įprasta, lydės daugybė žmonių. Tačiau pasakoja, kad pavyzdžiui vokiečiai su velioniu atsisveikina šarvojimo salėse, o į krematoriumą karstą gabena tik laidojimo firma. Urna su pelenais artimiesiems atvežama vėliau arba atsiunčiama paštu. Vyras tikina, kad galimybė, jog urnos gali būti supainiotos, tolygi nuliui. Yra tokių gandų irgi, kad sumaišomi pelenai, bet mūsų sąlygomis yra numatyta, kad į karstą bus įdėta šamotinis ženklas, tai yra kiekvienas, tai yra skirtingas numeris, kuris kartu su pelenais bus atiduodamas, todėl praktiškai bus išvengta bet kokio pelenų sumaišymo. Kiekvienas susidūręs su mirtimi puikiausiai žino, kas yra kapo plotas ir gylis, o vis dėlto kaip privalu laidoti urną su pelenais. Pasak Vytenio Labanausko, tam užtenka pusės kvadratinio metro ploto ir pusės metro gylio. Ją galima užkasti ir senoje šeimos kapavietėje, daug vietos ji neužima. Bijant vandalizmo atveju, urną galima saugiai užmūryti kolumbariume. Urnų tikrai yra visokiausių, pagamintų iš įvairių medžiagų. Gali būti metalinės, medinės, akmeninės, netgi popierinės yra. Tai prasme, žiūrint, koks žmogaus arba to artimųjų, sakysim, noras ir klausimas, kur jos bus laikomas. Nes jeigu tos urnos yra, sakykime, kažkur tai dedamos kolumbariumo atvira arba laikomos, sakykime, kažkokia aplinkoje, kur artima yra tarp žmonių, taip, jinai bus dekoratyvinė, gali būti labai įvairi. Jeigu jinai laidojama yra, tai vėlgi pasirinkimo reikalas. Taip kaip karstas žmonės renkasi skirtingai pagal savo skonį, pagal norą, pagal pajamas. Senovėje mirę lietuviai buvo deginami, o jų pelenai išbarstyti į upes, laukus ir ežerus. Tai patvirtina ir archeologiniai tyrimai. Neseniai šalia Marijampolės atkastoje kapavietėje buvo rasta vieta, kurioje buvo deginami kilmingieji. Pelenai buvo laidomi pilkapiuose arba išbarstomi, tačiau katalikų tikėjimas, kurį daugumą išpažįstame, tam prieštarauja.
Lietuvoje pas mus kol kas bažnyčios pozicija yra tokia, kad vis tik tai mirusysis turi būti palaidotas ir jo pelenai turi būti pagarbiai, sakykime, palaidoti arba laikomi kolumbariume. Tai komentuoti nelabai galiu, nes čia yra kiekvieno artimojo pasirinkimo valia arba mirusiojo pareikšta valia ir tiesiog artimieji ją vykdo. O mes galime tik tai sakyti taip, ar tai yra gerai, etiška, neetiška, nes vėlgi reikia įvertinti tai, kad tie pelenai barstomi kažkokioje aplinkoje, kur yra kiti žmonės. Ir vėlgi, kaip mes tada toleruojame tai. Ar mums tai priimtina ar ne. O laikyti namuose etiška? Galima. Klausimas, ar to reikia. Ar mes norime visą laiką gyventi su tuo mirusiuoju ir gerbti jį taip, ar priešingai galbūt reikia kaip tik jį palikti ramybėje ir suteikti jam amžiną atilsį.